Sveiki, gerbiami sekėjai. Šiandien tema apie neprekinės morkas. Turime kokybiškų morkų iš tų pačių lysvių, kaip ir prekinės morkos. Tik tai tas pavadinimas neprekinės, gal, sakykime, reikia jį pakeisti į nelabai tokios gražios. Kodėl kilo idėja padaryti šį video? Visų pirma, šiandien aš sakau savo padėjėjai Jurgai, sakau, aš šiandien neprekinės išvaizdos, kaip čia gausis kažką pafilmuoti, tiesiog, grįžau už darbų, murzini rūbai, dirbau šaltyje, paskui kitame video bus šiek tiek įdomių dalykų apie tai. Ir grįžtam prie tų neprekinių, sakykime, prekinių, bet netokių gražių morkų. Aš atsinešiau pavyzdžių, pavyzdžiui, morkos kaip morkos, tiesiog truputį įskilę, bet užgyja. Viskas su to morkom gerai, jos kokybiškos, iš to pačio daržo, iš tų pačių lysvių, tokios kaip ir tos, kurios gražios ir parduodamos dvigubai brangiau. Tai mano pasiūlymas, tokias morkas, kurios netokios tobulos gražios, išnaudoti tą kainos skirtumą ir įsigyti tiesiog sultims, šviežiom sultims, pagerti sulčių ten kelias dienas, ar ten galima kažkokį perdirbimą sugalvoti, galima marinuoti, galima rauginti, galima vaikų darželiams pasiūlymas, tiems, kurie rūpinasi, kad vaikai valgytų normalų kokybišką maistą, į virtuvę vaikų darželiui ten vis tiek tą patį šių padarys, supjaustys ir paruoš suvalgymui. Tai kodėl gimė šitas video, šitą temą? Todėl, kad pastebėjom, kad ir kaip siūlytumėm tas morkas, kurių turim daug šiemet, gaunasi, kad, toks mažas susidomėjimas ir vis tiek žmonės linkę mokėti dvigubai brangiau už grožį. Žinokit, kai rūpinėsi sveikata ir nori ten ar detoksą pasidaryti, tai nebūtinas tas grožis ten. Pažiūrėkit kartais ir į kainą, o čia jos dvigubai pigesnės. Kol kas jos neįkeltos berods į parduotuvę. Ir juos galima užsisakyti tiesiogiai su mumis susisiekus, su mūsų tais visais kontaktais, kuriuos nurodysime ties šio video. Tai kol kas tiek ir einam prie kitos temos kitame video.